Gerai, pažiūrėsim pakuotės modeliavimą. Tai keletas tokių būdų, paprastesnis ir gal kiek sunkesnis, bet, kaip ir visada, turi privalumų abu skirtingi būdai. Žodžiu, pradėsim nuo vieno iš jų. Tai yra, pirmiausia, aš noriu įsidėti brėžinį, savo piešinį pakuotės į blenderį. Tai siūlau iš viršaus žiūrėti, bet būtinai iš kurios nors projekcijos X, Y arba Z. Čia Z, įsivaizduokit, žiūriu iš viršaus į stalo paviršių. Add image reference ir susirandu, kur turiu pasidėjęs nuskanuotą, tikiuosi nuskanuotą paveiksliuką, nes aišku, skanuojant šiek tiek tiksliau negu fotografuojant, bent jau ta prasme, kad jeigu idealiai nesulygiuojat fotoaparato ar mobiliako su popieriaus lapu, tai kažkur šonas bus aukštesnis, ilgesnis, žodžiu, įeina perspektyva ir turim išsikraipimus. Gerai, tai žodžiu, aš galiu sukurti kažkokį objektą, tarkim planas, ar dešutę naudotumėt, jokio skirtumo, ir galėčiau arba visus taškus ištrint, arba jau naudoti esamus taškus, tai čia jau kaip jums patinka. Aš vienu atveju panaudosiu, kitu atveju naujus pasidarysiu. Taip, tarkim. Tiesą sakant, nežinau, ar kvadratas mano dėžutė. Paliksiu kaip yra dabar. Gerai, tai galima taškus ekstrudint, kaip jau žiūrėjom klasiai. raidė. Ir turiu du taškus, abu taškus pažymiu, dešinys merge at center. Pažymiu visus keturis, F raidė. Ir sukuriu face'ą. Dabar mes čia viską dirbom taškų režime, galima ir edge'ų režime. Pasižymiu šitą edge'ą, raidė. Tik šiuo atveju norėsiu, kad ekstrudintų, matot, kreivai galiu, tai X ašį, mano atveju X. Kaip žinot ar X, matot, kryptį čia užuomina. Dar kartą, atsiprašau, raidė, dar kartą X', tai ir ir X laikau. Ir kažkas tokio. Čia kubelis tas mano dėžutė. Kažkoks kubelis gaunasi. Ir raidė. Ir dabar jau ne X', dabar kažkas Y'. Tai vėl gal su edge'ais kartais greičiau, nežinau, kaip man patinka. Gerai, turiu užuominai kažkokią dėžutę. Aišku, jeigu norėčiau, galėčiau pasidaryti ir tuos, reiškia, klijavimo dalis. Vėl raidė, Y šiuo atveju. Ir dabar su scale'u sumažinu, paprastai klijavimų būna toks įkirpimas. Aš tik vieną padarysiu. Nežinau, reikia jums, nereikia. Apsispręsit patys, kiek realumo reikia pakuotei. Tai, žodžiu, turiu susimodeliavęs pakuotę. Dabar, ką aš darysiu, paslepiu savo paveiksliuką, tiesiog, kad netrukdytų, ir turiu savo pakuotę. Tai dabar pirmas dalykas, aš norėsiu uždėti tekstūrą. Tekstūra dedama yra per medžiagą. Tai sukurti medžiagą, kurios spalvos kanale naudosiu tą patį paveiksliuką kaip tekstūrą. Tai, žodžiu, aišku, galima būtų per shadingą tai daryti, bet gal paprasčiau bus dabar pradžiai tiesiog pažymį objektą. Ir čia šitas kamuolys yra Material Properties, paklikinu ir sukuriu naują medžiagą. Sukūrus naują medžiagą, čia klikinsiu ir įdėsiu tekstūrą. Beje, jeigu netyčia jau yra medžiaga, mato tokį vaizdą, tai tiesiog ją ir naudojam, nereikia tada kurti naujos. Tai žodžiu, kad įdėti tekstūrą į spalvos kanalą, mes klikinsim čia. Ir aišku, pamatysim, kad mūsų medžiagos turi daug skirtingų kanalų, kurie reikalingi realistiškam paviršiui išgauti, bet pradžiai spalva. Ir image texture. Kol kas nieko nevyksta, bet turiu galimybę atidaryti tekstūrą. Open, paskutinį naudoti folderiai, mano paveiksliukas. Ir dabar nerodo tekstūros dėl dviejų priežasčių. Pirmas dalykas, viewportas nerodo tekstūrų, nes yra shaded režime, ar kaip čia vadinasi, solid mode, blenderis vadina tai solid mode, o mes turim įjungti
Material Preview Mode, žodžiu, kad rodytų tekstūras. Ir, žodžiu, matom kažką tais, bet visiškai nesuprasi, kodėl taip ir kas čia dabar vyksta. Tai, žodžiu, tiesiog esmė tame, kad mes pradėjom kurti nuo pleino, tada ekstrudinom viską į visas pusės, bet neturim gražių UV koordinačių. Tai dabar einam į UV editingą ir sukursim teisingas UV koordinates, kad Blenderis žinotų, kaip plokščią paveiksliuką uždėti ant 3D objekto. Taip, tai dabar aš pažymiu viską. Select all arba A raidė. Ir kitoj pusėje matau kažkokius keistus dalykus. Žodžiu, matot, mano tekstūra matosi, bet viskas yra, čia taškiukai, čia ir, žodžiu, nelabai aišku, kas čia yra. Tai dabar mes ką padarysim, mes uždėsim Cube Projection, vadinasi Blenderyje. Ir, žodžiu, tai, įsivaizduokit, kaip projektorius plokščią paveiksliuką projektuoja tiesiai priešais jį. Tai priešais projektorių pastatom sieną ir matom gražų paveiksliuką. Tai, žodžiu, čia panašiai. Cube Projection ir matom viskas tvarkoj. Ta prasme, matom dėžutės išklotinę. Taip, kaip šitą dėžutę atrodytų iš viršaus. Bet dabar žiūrėkit, aš nieko nepaklikinu ir matau paskutinės operacijos nustatymus. Ta mūsų operacija yra tas Cube Projection. Žodžiu, tik aš paklikinsiu bilia kur kitur ir šitas dings. Kol kas turiu galimybę įeiti į nustatymus ir čia turiu kažkokių parametrų. Tai čia su ta Cube Projection nedaug ką turim, bet pamatysite, jeigu kitas naudosit projekcijas, tai gali būti kažkokių dalykų, kurie bus aktualūs. Gerai, dabar šoku čia į UV langą ir, žodžiu, bandau pasidėti savo išklotinę ten, kur turėtų būti mūsų daiktas. Iš karto matau, kad stipriai per didelė. Turbūt kažkas tokio. Įtariu, kad gerai. Aišku, reiktų prizūmint, atidžiau viską padaryti. Bet aš dabar paliksiu taip, kaip yra. Daug maž gal, aiškiai per didelė. Ar nebus dabar jau per maža? Ne, gal ne. Gerai, tai čia viskas tvarkoj, čia vis tiek nieko nematau, nes kai jau į UV editingą, žodžiu, nusimušė šitas nustatymas. Žodžiu, turiu spalvas, turiu tekstūrą ant savo dėžutės. Grįžtu į layoutą. Čia mūsų nustatymas buvo tas Material Preview ir rodo tekstūras. Tai dabar, žodžiu, turiu šitą dėžutę. Dabar sekantis žingsnis, ką mes pabandysim padaryti, tai sukurt kaulus, kad galėtume su kaulais sulankstyti mūsų dėžutę. Tai dabar reikia tik sugalvoti, iš kurios pusės pradedu. Tai kaulai yra daiktas, kuris turi pradžią, yra kaulas ir pabaigą. Ir, žodžiu, yra pirmas kaulas ir paprastai mes turim kaulų grandinės. Antras kaulas, trečias, ketvirtas kaulas. Žodžiu, čia bus kaulas tėvas arba motina, jis valdo sekantį kaulą ir sekantį kaulą. Ištrinu. Eraser. Į kitą pusę scrollas, padidinu teptuką. Gerai. Žodžiu, tai kaip dabar kaulai daromi, mes esam object mode, nepažymim jokio objekto ir add armature ir sukuria pirmą kaulą. Dabar kaip tie kaulai veikia, kaip aš čia bandžiau nupiešti, jie turi pradžią, yra čia šaknis, galiukas, šaknis, tada pats kaulas ir jo pabaiga. Kaulai turi object mode, edit mode ir pose mode. Tiksliau gal ne kaulai turi object mode, visą taip mes galim grįžti į object mode, kad pažymėti vieną ar kitą objektą, bet kai jau dirbsim su kaulais, tai paprastai turėsim edit ir pose mode. Edit modas redaguojam kaulo struktūrą, reiškiasi visus griaučius sudedam, tai pavyzdžiui E raidė, Z, tai tas pats ekstrudas ir reiškiasi išstūmiau kaulą aukštyn, turiu kaulą su dviem vaikais, turiu vieną kaulų grandinę. Tai dabar, kas yra pose modas? Pose modas tai yra tas režimas, kuriame mes kaulus sukaliojam visaip ir štai
kaulas tėvas arba kaulas motina valdo visus likusius kaulus ir vaikai sukasi paskui ir turiu kaulų grandinę. Tai aš kol kas ištrinu, nes čia bilę ką padariau. Ir padarysim dabar kaulų šitai dėžutėje. Tai man labai svarbu pradėti ne nuo kažkur bilę kur, o sugalvoti, kaip jinai lankstytis ir nuo kur pradėti. Tai būtų logiška arba nuo šito galo, arba nuo šito, turbūt būtų lengviausia. Gerai, dabar pasidarysim kaulus griaučius šitai dėžutėje mūsų, pakuotėje. Tai add armature ir turim pirmą kaulą. Dabar pasižiūrėsim, kaip panaudoti snapinimą, kad galėtume tiksliai pasidėti savo tos kaulus. Žodžiu, mes turim verteksus čia, 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 nu, visuose kampuose. Ir į snapinimas jungiamas čia ir prie ko snapinu nurodau čia. Daug visokių pasirinkimų, mes prie verteksų snapinsim. Žodžiu, einu į edit mode kaulo, kad galėčiau stumdyti, padėti jį. Ir matot, jisai prilimpa prie taškiuko. Ir galūnę irgi pakšt prisnapinu prie čia. Dabar man kaulą reiks pasukti, taip kad iš viršaus jis gražiai atrodytų. Ta prasme, kad jis nebūtų kažkoks atsitiktinis pasukimas. Šiuo atveju man 0 yra geriausias variantas. Čia E raidė, mano atveju X turbūt ašis. Ir nepritraukiu prie krašto, nes tą padarysiu su snapu. Ir vėl E ekstrudinu, X nurodau ašį ir pritraukiu. E, X ir pritraukiu. Pasitikrinu, ar visi 0 turi šitam roll, visi 0, viskas tvarkoj. Dabar sekantis žingsnis padarysim šituos, kaip čia, šitus šonus. Tai ką aš darau? Add single bone ir jis prideda čia pasaulio centre. Ir dabar aš šitą prisnapinsiu čia, o šitą prisnapinsiu čia. Ir vėl roll yra 0. Dar kartą add single bone. Šitas, nepataikiau, šitas čia ir šitas, vėl nepataikiau, ir šitas čia, roll yra 0. Ir čia vieną kartą ekstrudinsiu, ašį žalioji, žalia ašis yra Y, ir šiuo atveju gali būti ilgesnis kaulas, man netrukdo, kad jis bus ilgesnis, neturiu prie ko snapinti, nes jeigu nustepinsiu prie šito kampučio, jis pasilenks, pasisuks, mes to nenorim. Gerai, dabar turiu 3 atskiras kaulų grandinės. Jeigu tai į pause mode ir bandau pasukti šitą kaulą, čia yra viena kaulų grandinė, nieko bendro su jo neturinti antra kaulų grandinė ir trečia, kuri yra iš vieno kaulo. Aš aišku norėčiau, kad tiek šita būtų prikabinta prie šito kaulo, kai sukasi šita dėžutės dalis, šitie nesuplyšta, o juda kartu. Tai vėl, tai bus daroma edit mode. Pasiemu būsimą vaiką prie būsimo tėvo ar motinos, shiftas dešinys mygtukas, parent, make ir keep offset. Žiūrėjau, keep offset reiškia, jis liks su atstumu tokiu. Ir šiaip įrodo tokią punktyrinę liniją, tik tai tiek, kad čia mūsų ir dėžutės juoda linija, tai nesimato, bet va, shaded režime matosi punktyrinė linija. Na ir čia būsimas vaikas, būsimas motina, dešinys, parent, make, keep offset. Taip, turėtų būti viskas tvarkoj. Ir prieš puolant tolesnį darbą daryti, pasitikrinu pavadinimus. Žodžiu, mano atveju pirmą kaulą sukūriau, jis vadinosi bone. Antras kaulas bone 001, 002, 3 ir dabar nepamenu ką, šitą toliau, 4, 5 ir 6. Tai kol yra tiek nedaug kaulų, tai dar galima susigaudyti, bet anksčiau ir vėliau bus sunku. Tai galbūt reiktų persivadinti kažkaip, tarkim, pakuotę, nežinau, šonai pavadinsim. Šonai 1 ir šitas kaulas bus šonai 2. Tikiuosi, kad čia pakuotės šonas, tiesą sakant, neįsivaizduoju. 1, 2, 3 ir 4. O čia bus tada apatinis dangtelis, tarkim. Apatinis dangtelis ir viršutinis dangtelis. Ir čia bus viršutinio dangtelio klijai. Nežinau, kaip
pavadinsiu. Jūs sugalvosit kažkaip, kad jums būtų aišku. Gerai, tai dabar viską pavadinau. Galiu grįžti šitą režimą ir dabar sekantis žingsnis. Dar pasitikrinu, ar viskas gražiai lankstosi. Žodžiu, lenkiant šitą turi lenktis ir visi kiti. Tuo tarpu lenkiant šitą, tik tai klijavimo kaulas lenksis. Gerai, viskas tvarkoja. Dabar sekantis žingsnis, mums reikia prijungti kaulų grandinę prie mūsų pakuotės. Tai yra, grįžtu į Object Mode ir pasiimu objektą, kuris paklus mūsų kaulams. Tai šiuo atveju pakuotė. Laikau Shift'ą, pasiimu kaulus, dešinys mygtukas arba Ctrl+P ir Parent with Automatic Weights. Blenderis automatiškai pabando tai padaryti, jam aišku prastai gausis, ateinu į Pause Mode kauluose ir pabandau patikrinti. Pastebit, dalis lenkėsi gerai, bet čia šitas kaulas ne prie ko, šitas verteksas ne prie ko lenkėsi. Ir turiu, čia kreivai pasukau, bet šitie du ne prie ko lenkėsi ir taip toliau. Žodžiu, yra problemų. Reiks tai taisyti. Tada ir puolam taisyti. Taisimas vyksta būtent objekte, tai yra pakuotėj, ne kauluose, o objekte, kurį valdo kaului. Žodžiu, mes objekte nurodysim, kuris verteksas, kuriam kaului kiek stipriai paklus. Tai čia einu į Weight Paint, svorių dažymas ir matau šitas gražias spalvas. Čia gal šitas smagiau žiūrėt, kad gerai matytųsi, kur verteksai yra, nes iš tikro verteksus valdo ne edžus, ne face'us, o verteksus valdo mūsų kaului. Tai dabar aš turiu pažymėti kaulą ir nurodyti, kurie verteksai jam paklūsta. Tai yra daroma taip. Susirandu čia Data, Object Data Properties, paspaudžiu ir matau kaulų sąrašą. Aš kažkaip sugebėjau nepervadinti kaulų. Ką aš čia padariau? Šonas. Ir dabar mes esam pasiruošę sujungti mūsų pakuotę su kaulais. Tai pažymim pakuotę, Shift kaulus, dešinys, Parent with Automatic Weights. Ir dabar Blenderis automatiškai pabandė sudėlioti šitą valdymą, kuris kaulas, kurioje verteksą kiek valdo. Patikrinam, ateinu į Pause Mode, bandau pasukiot kaulus ir matom, kad ne kažką. Žodžiu, čia gražiai sukiojasi viršutinė dalis, bet kažkodėl šitas verteksas juda ir rasim daugiau klaidų. Žodžiu, automatinis Blenderio darbas ne visada pats geriausias. Gerai, čia ne už tos aš suku, bet matom, šitas mažiau juda. Žodžiu, man reiks rankiniu būdu tai padaryti, viską sutvarkyti. Tai grįžtu į Object Mode, pasirenku savo pakuotę. Reiškia, šitie visi valdymai vyks per pakuotę, per mūsų objektą, kurį valdo kaulai. Ir čia einu į Weight Paints. Ir matau gražius gradientus, tik nesuprantu, ką jie reiškia. Čia patogiau wireframe žiūrėti ir dabar pažiūrim, ką reiškia šitie gradientai. Tai pirmas dalykas, čia ateinu į Data, Data Object Properties, ar kad ir kaip jis vadinosi. Object Data Properties. Ir randu kaulų sąrašą. Atsimenat, pervadinau P šonai 1, P šonai 2, 3, 4, apatinis dangtelis ir taip toliau. Ir dabar aš pažymiu pirmą savo kaulą ir matau čia gražu raudona, čia gražu žalia, čia žydra ir mėlyna. Ką čia reiškia? Reiškia, šitas kaulas, pažymėtas kaulas, P šonai 1, pilnai valdo šitą verteksą, nes raudona spalva. Pasakysiu, ką aš padariau. Žodžiu, buvo taip. Pilnai valdo šitą verteksą. Šitą mažiau valdo. Žalia dar mažiau. Žydra, čia nėra verteksų, bet gradientas iki mėlyno, kur niekiek nevaldo. Čia šviesus mėlynas, tai kažkiek valdo. Žodžiu, mums reikia nurodyti, kad šitą verteksą, šitą pilnai valdytų. Ir aš tai darau pasiėmęs teptuką. Čia jo dydis, radius ir reikšmė weight, svoris. 1. Tai reiškia pilnai valdys. Šitos 4. Mano pirmas kaulas pilnai valdo. Tuo tarpu pasiimu svorį 0 ir nurodau viską, ko nereikia jam valdyti. Tad netyčia kažko nevaldytų. Šoku prie sekančio kaulo. Sekantis kaulas pirmą nieko nevaldys. Čia ir čia nieko nevaldom.
o tuo tarpu valdys štai čia ir štai čia. Trečias kaulas valdys šitą ir nieko daugiau. Iš čia atimu. Kol kas turbūt jums nelabai aišku, kodėl būtent šituos verteksus žymiu, bet tikiuosi, tuoj pasidarys aiškiau. Taip, A4 pilnai valdys šitą ir daugiau nieko. 0, 0, 0. Visa kita 0. Toliau apatinis dangtelis aš pavadinau. Tarkim čia apačia, nors nežinau kaip iš tikrųjų. Ir neduodu valdyti niekam kitam. Tai yra nieko kito. Tada viršutinis dangtelis valdys šitą ir šitą verteksus. Reiškiasi, nieko kito jam nereikia valdyti. Išvalau visas reikšmės. Viską išvalom ir čia kampučius irgi tik reiks mažesnio teptuko arba, aišku, prisiartinti vaizdą. Šito nevaldom ir šito nevaldom ir valdom šitą ir šitą. Ir paskutinis tas klijavimo kažkas, jis valdys šitą ir šitą. Nieko kito nevaldoma. 0, 0, 0 ir tikiuosi kitur irgi 0. Pažiūrim, kas čia gavosi. Object modas, pasidarau, kad gražiau žiūrėt būtų ir kaulai, pažymiu kaulus, pose modas ir pabandau pasukaliot kaulus. Vis dar čia juda, reiks pataisyti. Vėl kažkur išliko nereikalingo judesio, bet čia tvarkoj. Žiūrėjau, ieškau klaidų. Čia tvarkoj ir čia irgi yra klaida. Aišku, ne už tos ašies. Ne, viskas tvarkoj. Dar pasitikrinu čia, kur čia klaidos. Žodžiu, šitas paskutinis kampinis verteksas vis dar priklūsta, kam nereikia. Tai yra šitam ir šitam kaului. Taigi, taisom, grįžtu į Object modą. Mūsų dėžutė, Weight Paintas, tai čia bus antras kaulas, mano čia antras kaulas ir kažkodėl jisai čia valdo. 0, 0, 0, 0. Trečias berods kaulas irgi kažkokia čia įtakos turėjo, kažkas čia judėjo, nebeatsimenu. Kiek mes daugiau mažiau bus gerai. Netobulą, bet daug maž. Gerai, turiu savo kaulus pasidaręs. Dabar sekantis žingsnis mums reikės išsiaiškinti, kokiu būdu kaulus sukioti. Tai iš pirmo žvilgsnio atrodo viskas čia labai paprasta, imi ir sukioji, viskas čia tvarkoj. Bet jeigu mes pažiūrėtume kaulų nustatymus, kaulas, pose mode ir imu sukiot. Pastebėkit, sukasi kažkokia W reikšmė ir X reikšmė ir skaičiai yra 0,9 ir minus 0,1. Žodžiu, ne mums įprasti 9 laipsniai, 5 laipsniai ir panašiai. Kas čia vyksta? Žodžiu, skaičiavimas vyksta kažkuo pavadinimu quaternial, nežinau, matematika. Tai kas čia per velnias? Žodžiu, Wikipedijoje yra visas straipsnis, bet lietuviškai tai neradau. Yra 2 skirtingi būdai nurodyti pasisukimui. Tai žodžiu, jeigu kas nors su matematika domitės, tai prašom pasiskaitykit ir išsiaiškinkit. Aš tai suprantu tik iš praktinės pusės. Žodžiu, čia man yra nesuprantami dalykai, bet kam įdomu, pasižiūrėkit. Reiškiasi Euler kampai ir šitas žodis, kurio ištart nemoku. Taip, tai mum šitas... Žodžiu, jis turi privalumų, bet kol kas mums suspjauti juos ir mes norėtume normalaus, paprasto, žmoniško skaičiavimo laipsniais. Tai šiuo atveju aš norėsiu sukti aplink Y ašį šitą kampą, šitą kaulą ir aš norėsiu susirasti paprastą Euler ir turbūt jisai turės būti Y. Pradžia pirmas skaičius Y. Pasitikrinam.
Ir va, matom dabar, atsiprašau, X ašį. Nesutampa pasaulio ašis su šitom ašim. Gerai, nesvarbu. Bet čia matom kem 2 laipsniai, parašau 9 laipsnių ir matom status kampas, žodžiu, ko aš ir tikėčiausi. Tai gerai, šitas kaulas bus IXZ Euler, šitas tuo tarpu, aš naiviai spėsiu, kad tas pats, XYZ, bet pasitikrinam. Ir matau, kad daug skaičių čia, tai ne tai, reiškia, tikrinu kitą kampą, kitą, nope. Iš kitos pusės pabandysiu, ne, irgi ne tas. O gal ir šitas, čia žiūrėkit, čia beveik 0. Jeigu čia 0, čia 0, o čia 9, tai jau kažkokia logiška reikšmė. Tai tiks toksai variantas. Tai žodžiu paliksim šitą ir čia vis dar šitas, šito nenoriu. Už vienos ašies suku. Gražiai sukasi reikiama šis. Čia žiūrim. Turbūt tvarkoj. Ir šitam tikrai ne šitas. Jop. Šiuo XY, čia tikiuosi irgi bus XY 2611, pasukau kryvai. Jau, gražiai. Žodžiu, susidėjau šitos dalykus. Sekantis žingsnis, norėsiu imti ir susukioti. Aš galėčiau tai imti ir padaryti iš karto vieną kaulą, antrą kaulą, ne už tam pasukau. Bet prieš tai darydamas, tai jau galėtume daryti, bet aš ką padarysiu, aš uždėsiu keyframes, reiškia, pasižymiu savo kaulus ir sukursiu keyframe. Kas per velnias keyframes yra? Keyframes fiksuoja objekto arba padėtį, arba pasisukimą kažkokiam konkrečiam laike. Ir jeigu aš turiu 2 keyframes su skirtingom reikšmėm, tai bet kokia programa paišo tarp tų keyframe'ų, padaro animaciją, žodžiu, pokytį nupaišo. Tai jeigu norėčiau pamatyti, kaip mano dėžutė susilanksto, tai smagu turėti keyframe'us. Jungiu animaciją, dešinis mygtukas, insert keyframe ir šiuo atveju rotation. Žodžiu, aš galėčiau jo objekto pozicijoje pakeisti, įdėti keyframe, bet šiuo atveju aš kaulų sukioju, tai jiems duodu rotation. Ir ką, tai nutarkime kažkokį 60 kadrą ir imu ir šitą pasuksiu 9 laipsnių, turbūt šitoje šį, taip, 9 laipsnių ir matot, jisai sukūrė antrą keyframe. Einu laike ir turiu judesį. Ir galėčiau arba, kad iš karto visi kaulai suktųsi. Gal taip ir padarysiu, bus prašiau, 9 laipsnių ir matom visos plokštumos ima ir lankstosi. Šitam vėl, 9, turbūt 9 laipsnių. Ir vėl, jeigu labai norėtume būti realistiški, gal nedarytume tikrai 9 laipsnių, nes iš tikrųjų tai popierius turi storį kažkokį, gal ten nesusilenktų pilnai, bet aš nesigilinsiu čia dabar labai stipriai. Ir susilanksto. Toliau šitas objektas, nepataikiau, už raudonos ašies 9 laipsnių. Čia turbūt 0 turėtų būti, nežinau kodėl. Ir susilanksto. Ir paskutinį šitą dar padarau. Ir 9 laipsnių. Turiu 2 keyframes, jis turėtų iš plokščio susilenkti. Žodžiu, turiu, dar ten tą klijavimo popieriuką reiktų dar sulenkti, bet dabar to nedarysiu. Ir sekantis žingsnis, ką noriu padaryti, tai šitą darbą darant, galbūt nesmagu žiūrėti tokius storus kaulus, man jį užstoja tarpelius ir nematau, ar čia gražiai lenkiasi ar ne, kaip čia vyksta. Tai šiuo atveju aš eisiu turbūt į Object Mode, tai pasitikrinu. Object Modas.
Jo, object mode'as, pasirinkau kaulus ir čia yra data, object data properties. Žodžiu, visas mūsų žmogeliukas nupieštas, nes paprastai kaulus naudojam personažams animuoti. Ir čia, žiūrėkit, turiu pasirinkimą, kaip vaizduojami kaulai. Ir šiuo atveju gal man stick yra smagiau, truputį mažiau užstoja. Ir galiu vardus susidėti, dar kitus dalykus. Kažkokius, arba rašyti jų ašis kiekvieno. Irgi kartais yra svarbu žinot ašis, šiuo atveju turbūt tik užstos vaizdą. Gerai, turiu aš šitą daiktą pasidaręs, suanimavęs ir dabar pažiūrėsim, kaip uždėti popierių istoriją. Paprastai popierius nėra visiškai plonas. Tai tą mes darysim per modifierius. Turiu savo objektą pasižymėjęs, object mode ir ateinu atsiprašau, aš vis dar kauluose. Man reikia ne kaulų, man reikia dėžutės, pakuotės. Ir čia turiu tokį veržliaraktį, modifier properties. Ir jau matau, turiu vieną uždėtą armature. Tai yra modifieris, kuris valdo, per jį kaulai valdo mūsų dėžutę. Aš uždėsiu modifierį, dabar kad aš žinočiau, kaip jis vadinasi. Solidify, man atrodo. Jep, Solidify. Ir matot, turiu thickness. Žodžiu, kažkokį storį į vidų, į išorę, aš gal išorę padarysiu. Ir vis dar dėžutė susilanksto, bet dabar jau storas kartonas kažkoks. Tai žodžiu, turiu tokią dėžutę. Kartais, kad būtų aiškiau, galima išsilankstyti iš popieriaus eskizą. Tai čia tas pats, ant ko aš piešiau tekstūrą. Tai ką mes čia matom? Turiu 1, 2, 3, 4, 5, turbūt 6 lenkimus. Taip spėju, kad čia 6 lenkimai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jeigu užskaičiuot moku. Aišku, galima čia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Žodžiu, tai mano palenkimas vieno šito turbūt turėtų būti 3 padalinti iš 60. Atsiprašau, 6. 3 iš 6 padalinsiu ir turbūt gausiu kiek pasilenkiu. Žodžiu, jeigu sugalvojam daryti sudėtingesnę pakuotę, ne dėžutę, o kažkokį keisti kampai ar dar kažkas, tai reikia labai gerai matematiškai pasiskaičiuoti, kiek laipsnių, koks lenkimas, kad būtų ir modeliuoti lengviau, bet dar svarbiau kaulus, kai norėsim sustatinėti, jeigu darysim šituo metodu, kai naudojam kaulus. Po to pažiūrėsim paprastą metodą be kaulų. Tai, žodžiu, viską pasiskaičiuojat ir kai turėsit visus kampus, ilgius, viskas bus jums aišku, tada žymiai lengviau bus susidėti kaulus.